Valdai, Taip, Egidijau. turiu keletą klausimų apie tą tokį sąlyginai, nesakytum, naują, bet ir nelabai seną dalyką - implantaciją. Taip. Žinot, kaip ir kiekvienas naujas, nelabai senas dalykas, apaugęs mitais, legendomis, teisybėm, neteisybėm. Tai va, ir aš turiu keletą klausimų, į kuriuos, jeigu tu atsakytum, aš manau, palengvėtų daugam renkantis. Pabandyčiau atsakyti. Renkantis tą operaciją. Taigi, pirmasis klausimas. Ar tai iš ties ši procedūra tinka tik seniems, vyresnio amžiaus žmonėms? Ir reikalinga, ir tinka? Tikrai negidėjau. Šitai procedūra iš tikrųjų yra visai kategorijai žmonių. Ir moterim, ir vyram, ir vyresniem, ir jaunesniem, ir netgi turim pacientų, kuriuos implantavome 18 metų. Oho. Reiškia, buvo neišdygęs dantis, Supratau. neturėjo danties ir reikėjo implanto. Tai va, tai tas mitas, kad tik tai vyresniems žmonėms tikrai galiu paneigti, mes implantuojame visus žmonės, viso amžiaus kategorijų. Supratau. Tada gerai, tada kyla klausimai. Jeigu vėlgi vyresnio amžiaus žmonėms dažniau būna problema su išplonėjusių kaulų, Taip, ten tos būna. vietos, kur nėra dantų, ar ne? Taip, būna. Ar sprendžiama ir kaip sprendžiama ši problema? Šiuolaikinėje implantacijoje iš tikrųjų mes turime tikrai labai gerų progresyvių medžiagų, kur mes galime atstatyti žandikaulį bet kokios būklės. Tai gali būti sudėtingesnis atvejis, gali būti lengvesnis atvejis, bet tikrai galima tai padaryti. Bet aišku, priklauso vėlgi nuo žmogaus sveikatos, ar jis turi kažkokių šalutinių ligų, ar yra ten kažkokių, sakykime, patologijų kaule, ar reikia ilgai laukti, kol sugis ten viskas kaulas patraukimo. Tai čia labai daug yra tokių niuansų, kur tiesiog, bet tikrai įmanoma atstatyti bet kokį kaulą. Supratau. Ir, turbūt kiekvienam mūsų labai aktualus klausimas, ar tai iš tiesų yra taip brangu, kaip apie tai šneka visi? Sąlyginai manyčiau, kad nėra tai brangu, nes jeigu taip jau paskaičiuoti, ką žmogus gauna implantacijos metu, kad tai jisai gauna atstatytą dantį, gauna komfortą, nereikia šlifuoti gretimų dantų, kaip anksčiau darydavo tiltus. Teisingai, taip. Nes tiltą padaryti, pačiam irgi tai buvo, tiltą padaryti irgi yra ganėtinai brangu. Taip. O įsukti vietoj 2 nušlifuotų dantų vieną implantą, aš manyčiau, kad yra pigiau. Teisingai, ir išsaugai dantis. Taip, ir išsaugai gyvus dantis. Šis procesas yra kompleksinis, ar ne? Tu negali ateiti sakyti, čia man implanto, čia nereikia, čia o dabar varsteigiai įsukom ir aš rytoj einu pasivaikščioti ir valgyti ten graužti riešutus, ne? Tai užtrunka. Taip. Kame kaip, dėl ko užtrunka tas procesas? Procesas taip, jisai yra daugiaetapis, tai yra pirmučiausia atliekama implantacija, tai reiškia yra įsukamas implantas į kaulą. Tai yra kaip atstoja šaknį. Taip, supratau. Taip. Ir po to reikia laiko, kad tas implantas prigytų kaulį. Tai reiškia, mes turim kažkokį tai periodą laukti, kol implantas prigys, kad mes galėtume jį suprotezuoti ir atstatyti kramtymo funkciją. Jis turi įaugti į kaulą. Turi įaugti į kaulą ir mes tada galim jį protezuoti ir atstatyti žmogui dantį. O jeigu vis dėlto kaulas išplonėjęs, tai dedasi dar priauginama kažkas. Taip, tada yra daromas kaulo priauginimas, kas sąlygoja ilgesnį laiko tarpą gijimą. Tada reikia laukti, netgi kartais būna situacijų, kad iki metų reikia laukti, kad prigytų kaulas. Kol prigys kaulas, viskas kol prigys, jis sukietės visas, taip. Tada įdėta implantą, vėl laukti, kol jis ten Tikrai taip. priaugs, supratau. Už tai rekomenduojama, jeigu jau yra galimybė, daryti vienmomentę implantaciją. Jeigu, sakykime, reikia šalinti dantį, tai ilgai nelaukus sukti iškart implantą, tai tuomet mes išsaugojam kaulą, nes jis nebūna nutirpęs. Ir tuomet mes turim greitesnį rezultatą, mažesnį diskomfortą, tai atliekama per vieną procedūrą ir, žodžiu, žmogus tikrai sutaupo, netgi sakyčiau, ir savo lėšų, pinigų ir labai daug laiko sutaupo. Bet yra niuansas, ar ne? Ta vieta, kur ištraukia dantį, turi būti sveika, negali būti jokio uždegimo, ar ne? Taip, neturi būti didelio uždegimo. Kartais būna nedidelis uždegimas, mes jį pašalinam ištraukimo metu ir iškart statome implantą. Bet jeigu jau labai yra procesas, jeigu užleistas procesas, tada taip, tada traukimas, tada reikia laukti 3 mėnesius ir tada tik tai yra implantas. Tai žodžiu, prailgėja mūsų visas tas procesas. Tai žodžiu, patariama nelaukti. Patariama tikrai nelaukti ir O ką patartum tiems, kurie, žinot, kaip
nemalonus tas dalykas eit pas odontologą ir ten visos tos operacijos ir tie laikai ir viskas nepatai. Ką patartum tiem, kurie maždaug, gerai, rytoj, gerai, poryt ir taip 2-3 metai vis poryt, ryt. Tai gal daugiau pinigų turėsiu, žinai, čia irgi vienas toks yra. Nežinau. Tai vat šitas dėlsimas iš tikrųjų yra didelė klaida paciento atžvilgiu, nes jis po to, atėjęs vėliau, jis turės sumokėti 2, jeigu ne 3 ir net 4 brangiau. Todėl, kad pasikeičia situacija, pasikeičia sąkandis, atsiranda tarpdančių tarpai tarp dantų, prastėja situacija su kaulu, nes jisai sunyksta. Nes toj vietoje, jeigu nėra ilgai danties, kaulas nyksta, o implantai įsukus iš karto. Kaulas toj vietoje nenyksta, yra palaikoma funkcija kaulo, jis gauna krūvį per atstatytą dantuką. Žodžiu, jis tikrai praranda daug, jeigu jisai delsia. Nes kuo ilgesnis delsimas, tuo po to finansiškai būna tikrai sudėtingesnis reikalas. Sakysim, žmogus atėjo, žmogus laikus susiėmė, supranta, kad reikia padaryti. Tai kaip mėnesiais galėtum įvardyti, kokį mėnesių, kokį laiko tarpą atėjus čia, nuo nulio, sakysim, ištraukė dantį, įdėjai implantą, palaukiai, įdėjai, reiškia, karūną, taip vadinasi, man atrodo, taip. Tai iš principo laikas yra, sakykime, vėlgi labai individualus. Jeigu tai daroma kaulo augmentacija, prieauginimas, tai ir šiek tiek laiko reikia daugiau, kad tas kaulas užaugtų. Estetiniai zonai, jeigu tai yra priekinis dantis, arba būna po traumos, pavyzdžiui, reikia dantį šalinti, iškart dedam implantą ir netgi darome vienmomentiškai protezavimą. Bet protezavimas galimas tik tai laikinu vainikėliu. Estetiniais sumetimais, kad žmogų išspręsti diskomfortą estetiniai zonai, čia ir dabar mes padarome dantuką, bet jis bus tik tai laikinas. Jis nebus okliuzijoje, jis neturi kasti su kitais dantim, bet jisai tik tai atliks grožio funkciją. Supratau. Tai ko gero atsakėjai mano visus klausimus. Ačiū.